Mėly Biržų ir Kupiškio krašto žmonės, deja taip nutiko, kad jums vėl tenka dar kartą rinkti, jau kartą ir išrinktą socialdemokratų partijos kandidatą Aleksandrą Zeltinį. Mėlieji, kviečiu tikrai nesuabejoti, kaip nesuabejojote pirmąjį kartą, ir atiduoti savo balsus už Biržų miesto garbės pilietį Aleksandrą Zeltinį, kurį biržiečiai labai gerai pažįsta. Esu gimęs ir augęs Biržuose, baigęs ten mokyklą ir po to studijavau, baigiau Politechnikos institutą, įgijau inžinieriaus elektrikos specialybę, po to baigiau Vilniaus valstybinį universitetą, įgijau ekonomisto specialybę. Atkūrus nepriklausomybę, aš dirbau versle ir tai daugiausiai buvo bendros Lietuvos, Vokietijos įmonės. Gyvenime susiklostė taip, kad aš išvykau pas žmoną į Vokietiją, į Hamburgą ir 1996 metais iki 2006 metų, tai yra 10 metų gyvenau Hamburge. Ten taip pat dirbau įvairiuose verslo įmonėse. Dirbant ir gyvenant Vokietijoje, aš nepamiršau savo gimtojo krašto, nepamiršau Lietuvos, aišku, pirmiausia savo Biržų krašto. Mes su žmona jau daugiau kaip 20 metų vykdom labdaringą veiklą, rūpindamiesi ir padėdami vaikų globos namams, sunkiai sergantiems Lietuvos vaikams, padėdami pagyvenusiems žmonėms, padėdami Lietuvos ligoninėms. Taigi, jeigu būčiau išrinktas į Seimą, aš pasirinkčiau socialinių reikalų ir darbo galbūt komitetą ar ekonomikos komitetą, bet stengčiaus spręsti tos klausimus socialinius, kurie susijęs su pagyvenusių žmonių problemomis, kadangi yra ir daugiau socialinių problemų, kurias reikėtų spręsti ir gerinti situaciją. Norėčiau pasakyti, kad žmonės manim patikėjo ir rinkimų dieną, spalio 28 dieną, už mane atidavė balsus 6331 rinkėjas, tai yra daugiau kaip 50%. Mūsų šeimos, mano ir mano žmonos kredo yra gerai galvoti, gerai kalbėti, gerai daryti, gyventi ne vien tik savo. Ir tai mes darome jau daugiau kaip 20 metų, padėdami Lietuvos įvairiom įstaigom, organizacijom, siūsdami į Lietuvą iš Vokietijos labdaros vertybės, kurių mes per 20 su viršų metų esame atsiuntę beveik už 5 milijonus eurų. Mūsų veikla yra aukštai vertinta Lietuvos ir Vokietijos vadovų. Mes esame apdovanoti ordinais, tiek aš, tiek mano žmona. Mano žmona taip pat apdovanota Vokietijos Respublikos ordinu. Mane įvertino Biržų kraštas, aš esu Biržų rajono garbės pilietis. Mėlieji, būkite atsakingi, nebūkite abejingi, aktyviai dalyvaukite naujuose kovo 3 įvyksiančiuose rinkimuose ir balsuokite už socialdemokratų partijos kandidatą Aleksandrą Zeltinį.